Siekdama išspręsti Europos ekonomikos augimo iššūkius, Europos komisija prieš kelias savaitės patvirtino planą, kuris vadinasi konkurencingumo kompasas ir skirtas Europos ekonomikos konkurencingumo atstatymui. Akivaizdu, kad Europa, būdama didelė ekonomika, turi per mažai rizikos kapitalo investicijų. Mes turime idėjų, startuoliai čia steigiasi, tačiau pasiekę vėlyvesnės vystymosi stadijas iškeliauja į Jungtines Amerikos valstijas, ieškodami didesnės rinkos ir didesnio finansavimo. Kad paskatinti startuolius pasilikti čia, Europos komisija numatė imtis 2 pagrindinių veiksmų. Vienas yra susijęs su finansavimu, bus įsteigtas Europos santaupų ir investicijų fondas ir Europos komisija numato patvirtinti naujų įmonių juridinį statusą, kuris būtų vieningas visoje Europoje, leistų startuoliams veikti vienodomis sąlygomis visoje sąjungoje.